Gerai, einam toliau, aš vis žadu neįsivelt, bet aš vis įsiveliu į ilgas litanijas. Nu va, kaip veikia organizacijų egregoras. Imkime bažnyčią, imkime partiją, imkime futbolo fanų klubą, bet kas. Bet kuri žmonių grupė sudarys egregorą. Nuo verslo partnerystės iki futbolo rungtynių minios. Verslo organizacijos atveju prireiks laiko, kol jį auks ir turės galimybę tapti galingu dariniu, o antrasis futbolo minios koncerto protesto egregoras bus pastatytas greitai dėl didžiulio energijos kiekio, kurį sutelkia daugybė stadione arba koncertų salėje esančių žmonių. Intensyvi futbolo stadione susidarančio egregoro energija iš dalies yra atsakinga už rungtynių metu sukuriamą elektrinę tokią galingą atmosferą. Kiekvienas gali tai jausti, to renginio dalyvis, bet nebūtinai tiksliai supras, ką patiria. Na, dažnai žmonės to nepatiria. Bet yra žmonių, kurie tame specializuojasi. Jie mato poreikį tam, kad tas vyktų, tai yra kurtųsi tie, tarkim, koncerto egregorai, futbolo egregorai, krepšinio. Tai yra verslas pritraukti žmonės į stadionus, į koncertų sales. Ir ten susidaro tokie lokalūs egregorai, kurie savo energetiką labai stiprus yra, bet pradžioje duoda energiją, o po to iš žmonių jie paima atgal. Bet, kaip toliau mes pamatysim, tokie egregorai, jie gyvena labai trumpai. Tai va, kai kyla pavojai, kai kyla greitai statomi iš didelės masės žmonių egregorai, kurie yra labai energingi, tai reikia žinoti, kad toks egregoras yra labai trumpas arba jo gyvenimo trukmė labai trumpa. Jisai gali būti futbolo rungtynių vienu reiškia metu susikūręs. Jeigu grupė žmonių maitinančių, kūrenčių egregorą supyks, tai tas pyktis suformuos egregorą ir akimirksniu pasklis, paveikdamas visų dalyvių energiją. Vienus tai paveiks lengviau, kitus ne, bet vis tiek bus smurtaujančių, kurie paprastai kitais atvejais taip nesielgtų. Kodėl? Todėl, kad tai yra didžiulės nepastovios energijos pliūpsnis arba galia. Todėl, pavyzdžiui, riaušių atveju tai taip ir susiformuoja. Nu, prisiminkim praeitų metų rugpjūčio 10 dieną, tai aš kaip stebėtojas stebėjau, kaip specialiai tas yra kurstoma. Ir kurstoma ne pačių dalyvių, kurie ten buvo, bet iš, sakykim, taip, spec tarnybų pusės, kad įvyktų tas susidūrimas. Policija tos dalykus žino, šitie viešojo saugumo tarnyba irgi tos dalykus žino ir tuo yra naudojamasi. Tik tiek galiu pasakyti, kad žmonės dažnai nesusimąsto, kad taip, mitingas, demonstracija, protestas yra galinga banga, kuri gali nunešti daugą, bet šių dienų sąlygomis tai yra jau įvaldyta. Ir yra mokslininkai, kurie apgynė yra disertacijas ir užregistravę aibės patentų, kurie sako, kaip su ta minia elgtis. Tai šiai dienai šitas įrankis, jisai neveikia. Paimkime bet kokį pavyzdį, bet kurioje pasaulio šalyje, visur, kur mes rasime protestus ir demonstracijas, kylančias iš apačios, jos nieko nepasiekė. Todėl, kad su žmonėmis mokama elgtis, kai jie susitelkia į tokius renginius. Kitas dalykas, gali tie operatoriai suorganizuoti protestą. Ir
jie bus, kaip sakyt, kaip mašinistai garvežyje valdys tą minę, o minios nariai, jie tiesiog rėkaus ir piktinsis, jie nesuvoks, kas vyksta. Tai va, bet tokie minios egregorai, jie gyvena trumpai, dažniausiai skirti energijai vampiruoti, iš esmės nieko neįsprendžia, atideda spręstas problemas ateičiai. Todėl tie, kurie sako, einam į gatves, tai jie tiesiog nežino, su kuo susiduria. Nes, kaip tą temą domiesi, tai matai, kad tikrai yra mokslas, toj srity yra toli pažengęs, masių valdymo mokslas, stichiškos demonstracijos, visokie protestas, viskas yra valdoma, viskas yra valdoma. Plus dar reiktų pridėti šitoj vietoj, kad valdoma ne tai, kad jie žino, kaip tą minę egregorų valdyti, bet jie dar ir per tas visas ryšio priemonės šiuolaikinės sugeba arba sumažinti minios agresyvumą, arba pakelti. Visaip gali būti. Taip, kaip veikia organizacijų egregoras? Na, va čia dabar šitą aš paėmiau iš kitos literatūros, iš vieno tokio blogerio YouTube'o, kuris irgi tą temą dirba. Tai panagrinėkime, kaip veikia egregoras, kai tu esi jame. Ne tas futbolo fanų arba demonstrantų, bet, tarkim, eini į darbo kolektyvą arba naują bendruomenę ir tave jie supažindina su kažkokia tvarka. Yra taisyklės, kurios yra parašytos. Bet dar yra nerašytos taisyklės, kurias visi žino. Ir egregoro sankcija tai yra ta pati spiečius arba kolektyvinis poveikis tau, jeigu tu kažką blogai darai. Nors tu gali elgtis pagal raidę, nuostatų arba įstatymų, jeigu tu netitiksi tam tikro kolektyvo egregoro vibracijos, galima taip sakyti, tai jie tave išspjaus arba stengsis įspjauti. Va, su tuo yra susiję kiti tokie šiuolaikiniai terminai, kaip vilko bilietas. Kas yra vilko bilietas? Vilko bilietas tai, kai joks egregoras tavęs nepriims. Tiesiog tave nepriims, išspjaus. Pirmam etapė tavęs nepriims jokį darbą, nes vibraciškai tie personalo vadybininkai, jie pajaus, arba pas darbdavys pajaus, kad tu laisvas. Tu kvėpuoji laisvę. Dabar pamenu tokį situaciją. Viena mano pacientė, klientė, kaip čia galima pavadinti, jinai dirbo vienoje tokioj stambioj korporacijoje Londone, kuri užsiima tarptautinę logistiką. Ir jinai per pirmą pokalbį, mes prieš tai susiskambinom, tik tai nevaidink labai protingą, kad ten ezoteriška kažkokia, tai vaidink truputėlį nuliūdus. Visą laiką vaidink truputėlį, kad tau ten tas skauda ir fiziškai ir morališkai. Nes jeigu darbdavys pajaus, kad tu žinai, arba tu susigaudai, arba tu esi laisvas, tai jis tavęs nepriims. Ir taip ir buvo, tai moteriai, merginai, jinai praėjo, bet po to susidūrė su kita problema, kad jau dirbant, jos atžvilgiu prasidėjo mobbingas, todėl kad jinai per daug laisvai interpretuoja užduotis. Nesvarbu, kad jinai su tom užduotim susitvarko, nesvarbu, kad jos darbo rezultatai yra puikus ir tai atsispindi rodikliuose, jinai daro ne taip, kaip visi. Ir va šitas momentas, kad jinai daro ne taip, kaip visi, tuos darbdavius įgalina ją atleisti. Nes darbdaviam yra svarbu ne rodiklis, tą rodiklį pasieks kitais būdais. Ne asmeniniai nuopelnai to žmogaus, nes jisai viską padaro, bet kad jisai neišbalansuotų egregorų. Va šitaip. Ir jai buvo taip netiesiai šviesiai pasakyta apylankom ir mes iššifravom tą kalbą, dėl ko jinai buvo vėliau atleista, todėl kad jinai, nepaisant jos gerų rodiklių, jinai
buvo baimė tam kolektyve, kad ta organizacija bus išbalansuota, nes jinai pakankamai greitai kilo karjeros laiptais. Tai po to suformuoja vilko bilietas, nes komunikacija tarp egregorų, tų verslo egregorų yra vis tiek tokia, jie pasišneka ir pasibendrauja ir jaučia galų gale, kad jeigu žmogus yra laisvas, per daug laisvas, jisai, toksai jisai padaro, bet jisai padaro ne taip, kaip reikia. Rezultatas yra, bet jisai gali išbalansuoti savo charakterį arba savo gyvenimo būdų tuos žmonės, kurie yra vergai, vadinkim taip, ir tokio žmogaus būti negali. Tai tokių žmonių nėra daug visuomeniai ir dažniausiai darbdaviai žino arba jaučia, arba turi klausimyną personalo vadybininkai, pagal kurį mato, kad tu per daug laisvas esi kaip žmogus ir tu to darbo negausi. Ypatingai ten, kur yra griežta pamaininė tvarka, slenkantis grafikas, kur yra tradicijos griežtos ir taip toliau, įvairios sukarintos organizacijos ir panašiai. Mobbingas. Mobbingas yra visiškas naujadaras, irgi yra spėčiaus arba kolektyvo sankcija. Tai nesvarbu, kad žmogus laikosi visų įmanomų taisyklių, jisai gali padaryti milžiniškus rodiklius gerus, bet jo atžvilgiu bus taikomas mobbingas, todėl, kad jisai yra balta varna arba netinka vibraciškai. Tai jau mobbingas išeina iš vilko bilieto. Ir balta varna dažniausiai jau irgi tam tikrą prasme vilko bilieto kitas sinonimas, bet balta varna dar skiriasi nuo vilko bilieto tuo, kad tokia kategorija darbuotojų arba žmonių jiems leidžiama būti, bet juos visi rodo atseit savaime suprantama, kad yra durnas, bet leidžia būt durnam, kad pasijuokt, pasišaipyt, patyčias organizuoti atžvilgių. Bet tas žmogus nei pyksta, nei nepyksta, susinervuoja tuo momentu, bet jam, kaip sakoma, taip geriau, prie to priprantama ir taip toliau. Kaip tie egregorai veikia. Aš kalbu visas tas litanės, todėl, kad mes patys save atpažintume, nes visi esam kolektyvuose. Čia kalbama ne tik tai apie buvimą darbo kolektyve, bet ir gali būti šeimoje, draugų būryje, taip toliau, draugų kolektyve ir panašiai. Tai va čia įdomus momentas, aš senai galvojau, kodėl yra tokia neteisybė. Tarkim, žmogus dirba, jisai daro viską teisingai, jo rezultatai normalūs, jisai inovatyvus, jisai kreatyvus, viską, bet jo nemėgsta viršininkas, nemėgsta pavaldiniai. Todėl, kad jisai keičia žaidimo taisyklės. Kuomet keičiasi žaidimo taisyklės, egregoras išsibalansuoja. To intuityviai tiek darbuotojai, tiek vadovai bijo, kad kažkas kažkur nepasikeistų. Dėl to dažnai, jeigu įvykstama reorganizacija arba reformos organizacijose, kolektyvuose, tai kviečiami taip vadinami vadybininkai iš šono, tai yra tokie, kurie trumpam priimami ir turi priimti nepopuliarius sprendimus, nes pačiam vadovui juos priimti arba kažką pertvarkyti kardinaliai labai sunku, nes yra didžiulis pasipriešinimas. Einam toliau, aš irgi nenoriu daug veltis. Ir dabar Rozenkreiserių apibrėžimas. Rozenkreiseriai čia vėl kita didelė litanė, kas jie tokie, pasiskaitykit savarankiškai. Ir ordino egregoras peržengia įprastas erdvės laiko ribas ir apima praeities mistikus, filosofus, tradicijas, įskaitant senovės Egipto ir Graikijos paslapčių mokytojus, mūsų protėvius, gnostikus, kabalistus, alchemikus ir taip toliau. Rozenkreiseriai, iš jų po to atsirado masonai arba frimasonai, tie
rytų tamplieriai ir panašiai. Tai vėlgi nesigilinsim kaip, bet vėlgi jie tokiame apibrėžime mato, kad yra jų kaip skėtinė organizacija tokia, kuri nematoma, tai yra apima daug plačiau reiškinius negu laikas erdvė. Laisvoji masonija kartu su daugeliu vakarų ezoterinių tradicijų didelę reikšmę teikia ritualam ir ceremonijam. Nu vat ir man irgi teko daug dirbti su organizacijų kultūra, vidinė komunikacija ir panašiais dalykais. Nu, mūsų nemokydavo tokių dalykų universitetuose, kaip vat, tos tradicijos formuojamos, kaip ta komunikacija tarp tų atskirų grandžių vyksta. Bet labai svarbu, ir jie, vat, masonai pabrėžia, kad yra tradicijos, yra esminis momentas arba įrankis sukurti tvarų egregorą. Ir tai daroma labai iš lėto, labai ilgais procesais, išventinant žmogų iš vieno laiptelio į kitą. Fizinio plano ritualai yra sukurti taip, kad paveiktų visus kandidato arba dalyvio astralinius, mentalinius aspektus, taip pat pritrauktų tam tikras nefizinės esybės. Nu, tokie kaip egregorai. Kai kurie žmonės grupiniuose ritualuose galėjo pajausti arba nepajausti pastebimo poveikio. Tie, kurie tai patyrė, tikriausiai nebūtų paaiškinę, ką jie patyrė ir kodėl. Dažniausiai žmonės nežino, va čia yra esmė, kad nežino egregoro poveikio. Jeigu yra ritualas, ten dainų šventė, tarkim, koks nors universiteto šventės, dar kažkur. Kiekviena organizacija, kiekvienas kolektyvas ar bendruomenė turi tas tradicijas. Ir jeigu jos griežtos, jeigu tų tradicijų metu jaučiasi toks patosas, pakilėjimas, tu liktai gauni tą energiją, tu didžiuojasi, kad esi jų narys. Nu, pasižiūrėkim tam Lužnikuose, paskui prieš 2 dienas, kaip ten visi. Ten egregoras, tipiškas egregoro pavyzdys. Kaip jie, nu, gaudo orę tą kaifą, jie visi nesavam protė, jie visi paimti, jie visi zombinti yra. Vat, jie gavo tą energiją iš egregoro, jie tapo zombiais ir po to ora reikia, taip toliau. Tai vėlgi aš sakyčiau, kad šitos šalies atžvilgių tai yra tikrai jau pabaiga, kadangi tie egregorai nieko nepadės, kadangi jie nėra tvarūs, jie tokie pačio principo egregorai, kokie susiformuoja futbolo arba krepšinio varžybose, arba tarp fanų. Bet tai nėra tas pats, kas vakaruose, tarkim, kur tas masonistės tradicijos yra iš kartos į kartą, bet vakaruose yra vienas minusas arba viena yda, kad jie nesidalina informaciją. Tai yra, jie turi, va šitie turi, bet jie su apačia nesidalina informaciją. Bet jie apačią valdo per tai, kad jie tą melą dozuoja. Dozuotai patikė tą informaciją. Arba iškraipo tam, kad žmonės nežinotų ir paklaustų jų, o kur tiesa. Tai o rytuose tai ten liūdnos mišios, kadangi ten egregoras pakankamai silpnas, yra silpsta. Ir jisai tik tai visai nesenai toks kaip susiformavo. Bet kaip ten toliau bus, matysim. Gerai, aš nenoriu irgi veltis tą politiką. Nu, šitą praėjom. Ir dabar aš prieisiu prie diagnostikos. Egregoro, tai yra, jeigu mes kalbėsim apie melo egregorą, tai čia kalbėsim dabar toliau apie diagnostiką. Kaip aš tą matau, kaip aš tą identifikuoju, tai trumpai pakomentuosiu. Vėlgi, imu tą supaprastintą lentelę. Na, kitą kartą mes tas lentelės piešime, aš pateiksiu daugiau tų lentelių variantų. Kas čia man išlinda? Taip. Kodėl nenusijima tasai? Kaip išjungs? O, gerai.
Taip, tai va, tai lentelė. Mano patirtyje, kaip aš tą suprantu, kad melo egregorai, pirmiausia, aš juos aptinku pas klientus gerklinėje čakroje. Gerklinėje ir dar reikėtų pridėti šeštoji, tai yra mentaliniam kūne, mentaliniam ir emociniam kūne, galima taip sakyti. Pagrindinis egregoro poveikis. Taip pat gali tas pats egregoras turėti 4 replikas. Dar čia nepažymėjau antros čakros, 3, 4, 5, 6. Praktiškai per visas. Kaip ir jo lokacija yra 5, tarkim, bet jo replikos arba kopijos arba blokai. Tai yra tos kopijos arba replikos tapę blokais. Jos gali būti per visas čakras. Tai todėl, jeigu mes randame melą gerklėj, žmogus, kai jisai liūdė ne tą, ką žino, jeigu jisai priverstinai kažką meluoja tam, kad išsigint, kaip pavyzdžiui, vaikai daro. Nu va, vaikai dažnai meluoja dėl to, kad bijo, ne? Dėl to, kad nenori žaisti tėvų, bijo pažeisti šitą šeimos egregorą. Netgi tas šeimos egregoras, galima sakyti, tą vaiką ir įgalina meluoti. Tai tada jam iš karto kimba gerklė, nosis, sloga, taip toliau. Lygiai taip pat ir jeigu vaikas, arba nebūtinai gali būti ir suaugęs, kažko neišsako, o neišsakymas jau yra melo egregoras, jisai nepasako tą, ką jaučia, tą, ką supranta. tą, ką girdi, tą, ką mato. Nes jam tai, ką girdi, tai, ką mato, sukelia tam tikrus neigiamus išgyvenimus. Jisai dėl to pergyvena. Jeigu su to neišsako, jam susiformuoja gumulas gerklėje. Ir per diagnostikas kartais, jeigu aptinkate arba pas save, arba pas kitą žmogų gumulą gerklėje, o tas gumulas gerklėje gali vėliau įsivystyti į endokrininę ligą, kokią nors, tarkim, skydliaukės problemą. Tai reiškia, kad gali reikšti, nesakau 100%, kad tai yra tikimybė melo egregoras. Arba vėliau dar komentuosim, kaip tai atrodo. Tai va, tai visa eilė sutarčių, kodėl tas egregoras atsirado, gali būti karminiam plane, tai yra praeituose gyvenimuose. Pavyzdžiui, religinė egregora, kaip aš kartais pastebiu, atsineša žmonės 2 keliais. Pirmas, per reinkarnacijas, atsineždami iš praeitų gyvenimo. Antras kelias, per genetinę liniją, irgi tas ateina. Nes, kaip jau mes žinom iš praeitos paskaitos, informacinis laukas formuoja geną, genomo struktūrą, o ta genomo struktūra po to veikia mūsų psichiką ir nervų sistemą. Va taip yra, pagal Garejevą. Tai karminė sutartis gali būti tokia, kad dėl jo susiformavo religinis egregoras šiam gyvenimui. Ir jisai yra stabilus. Pavyzdžiui, žmogus gali būti ateistas, gali būti skeptikas, agnostikas, bet jisai vis tiek bus tam pačiam religiniam egregoriui. Aš kartais diagnostikos metu žmogui pasakau, pas tave gerklėje egregoras stovi religinis, nes aš turiu dar tokią skalę, kur aš pasižiūriu, ar religinis, ar pasaulietinis, ar būtinis, ar tiesiog mentalinis. Tas pas mentalinis ir yra tas religinis. Bet čia dar pusė bėdos. Tie religiniai egregorai, jie atsineša ir tam tikrą taisyklių rinkinį per genus arba per karmą ateina. Ir tas taisyklių rinkinys viduj, jisai, kaip Šventas Paulius sako, įstatymas tavo scenarijuose gyvena. Tai tas žmogus gimsta ir tas įstatymas, tas religinė dogma jam yra scenarijuose, arba kaip kalba rytuose dharma. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Pirminėse vystymosi stadijose tas reikalinga, nes žmogus bręsta, jis nesupranta, bet vėliau tai tampa kliūtimi. Tas egregoras tampa kliūtimi. Bet jau kaip atsikratyti to egregoro, vėlgi sudėtinga. Aš visą laiką galvodavau, kad man
pavyksta, bet jisai tam tikrų metų vėl atsinaujina. Ir atsinaujina per įvairius šeimos ritualus, šventes. Viskas turi įtaką, televizija ar socialiniai tinklai ir kažkaip nenori įsiveli tenais, į tas diskusijas, ten taip toliau, taip toliau. Tai, bet jeigu tu jau turi tą įrankį savyje, kad tu jauti, tai nesvarbu, tas egregoras gali pagauti tave, tuo momentu tu kažkaip tai pritarsi kokie nors religiniai minčiai, jau vėl, jeigu tu prieš tai jį išvariai, tu su kažkuo tai padiskutuoji, sociatinkluose, tu kažkam pritari, kažkokie tai dogmai. Tai va, ir tas gali updėtintis arba atsirasti iš naujo. Tai tokiu atveju, jeigu tu tą pastebi, tiesiog praleidi per save. Jeigu matai save vidinę akim, tai randi tą lokaciją, išimi ir išmeti ir viskas. Su jais terliotis nereikia. Gerai. Einam truputėlį toliau, nes va. Ir dabar tokia filosofinė lentelė, kaip nustatyta, iš tikrųjų žmogus meluoja ar ne. Viena iš paskaitų, mano taip ir skamba, kaip atrasti tiesą, arba tai, kas liudija tiesą, kas liudija melą. Tai paimam bet kokį portalą, žinių portalą, atsiverčiam bet kokią temą, skaitom ir paklausim, ar tai yra tiesa ar ne. Ar jeigu norim dar procentais išvesti, nes kiekviename straipsnį gali būti dalis tiesų, dalis melo, pasižiūrim, kokia dalimi tai yra melas, kokia dalimi tai yra tiesa. Bet iš principo, ar egzistuoja pamatinė tikrovė, toks klausimas gan senas ir praktiškai iki šiol nėra atsakytas. Kai kiekvienas žmogus, tai gali būti kiekvieno žmogaus asmeninis požiūris bei gyvenimiška patirtis, galbūt genetika suformavo, karma suformavo tą požiūrį į faktus, kurie gali būti išskirtinai individualus. Nesvarbu, kad mes turim tą skėtinį požiūrį, kuris, kaip egregoras yra, mums diktuoja požiūrį, bet mes turim ir tą individualų vaizdą visą laiką. Mes gyvendami žemėje susidurime su egregorinėmis gyvenimo faktų interpretacijomis. Egregorinėmis gyvenimo faktų interpretacijomis, prie kurių prisirašėme per širdį, per emociją. Dėl to ir sakiau prieš tai lentelėje, kad 5 čakra, bet jinai replikuojasi į 4, 3 ir 6. Tai mes emociškai reaguojam į tą faktų interpretaciją, kurią kažkas pateikė, arba mes patys savo pateikėm. Ar pavyksta, viskas priklauso nuo to, ar pavyksta išlaikyti šaltą protą, ne visiems išlaikyti pavyksta, ir tai, na, sakyčiau, netgi nereikia siekti to šalto proto, reikia suprasti, reikia suvokti. Ar pavyksta išlaikyti, svarbiausia, neprieraišų protą. Tu gali emociškai sureaguoti į kažkokią tai naujieną, informaciją, žinią, bet tai turi būti trumpalaikis tavo neurologinis, trumpalaikis tau poveikis per neurologinę ir endokrininę sistemą. Įvyko, kažkur pasipiktinai, praėjo, pamiršai. Protas paprastai nesupranta, kas vyksta. Ir jisai nori skaityti viską, ką jam duodi perskaityti, bet širdis arba emocijos jos viską filtruoja. Stiprus yra tas, kuris moka priimti, bet neprisirišti. Čia Sergejaus Lazarevo citata. Šitoj vietoj dar aš pridurčiau, kad ir tai išplaukia iš praeitų paskaitų, kad mes, jeigu matom, mes galim sau leisti ir prisirišti, ir neprisirišti. Mes renkamės, jeigu matom. Bet jeigu mes nematom, mes automatiškai prisirišam, nes mes reaguojam emociškai į kažkokį tai ten tekstą,
O tas tekstas gali būti pagrindas egregoriui susiformuoti, arba prisijungti prie egregorio, arba atiduoti jam energiją. Jeigu jau tas egregoras senas, kaip religijos ir panašiai. Ir vat dėl to šventuose raštuose mes galim išgirsti tokią ištarmę, būkime pakeleiviais. Tai eikim viską pro šalį ir nesustokim ties tuo, ką mes pamatom wow. Tas wow turi būti trumpalaikis. Mes pamatom ir viso gero. Tai va, tiesa ir melo egregoras. Na va, tai, ko mes nežinome, sukuriame protu arba interpretuojame pagal tai, ką mes žinome, pagal tuos faktus, kuriuos mes žinome, pagal savo asmeninę patirtį. Ir dar plus pagražiname nuo savęs. Tai kyla iš baimės ir kitų skėtinių žmonijos egregorių, tokių kaip mirties baimė, tarkim, arba apskritai baimė, apie ką mes praeitą kartą kalbėjome. Melo egregorai tiesa, kurios mes dėl savo neurologinio aparato ribotumą negalima pažinti, suskirstoma į kelis melus. Nu, va čia buvo toksai Jefimovas, jisai iki šiol galima jį rasti YouTube'e, toksai kariškis, jisai ten priklausė tai koncepcija общественной безопасности ir jo viena tokia gan sena paskaita, bet jinai buvo taikli, ten po to kaip sparnuota frazė ją visi naudoja. Na, tai kaip mus valdo? Mus valdo taip, kad kažkas žino tiesą, maža saujelė žino, tarkim, tą piramidės viršūnę, o tie, kurie apačioj, gauna melą numeris 1 ir melą numeris 2. Ir tas melas numeris 1 supriešinimas su melu numeris 2, nes ir viena ir antra pusė nežino visumos. Arba interpretuoja tą patį faktą, tik tai, tarkim, vieni iš kokios kairiosios pozicijos, kiti iš dešinios. O tema ta pati. Tai ir tie yra tame pačiame egregore. Tai va, pridedant prie to dar ir kitą mintį, kad dabartiniai karai rytuose yra abiejų pusių egregoras, bendras egregoras. Tai yra egregoro karas viduje egregoro, galima taip sakyti. Plius dar dalyvauja kiti egregorai, mirties, baimės, kančios ir taip toliau. Viskas į tą patį. Taip, tiesa ir melo egregoras, taip. Mums dabar dar vienas toks iššūkis reikia spręsti. Karminis mazgas susijęs su melo egregoru. Bet yra toksai. Tai arba pats jauti poreikį liūdyti tai, ko nebuvo ar nepatyrėjai, tai polinkis pagražinti situaciją. Nu, taip gimsta anekdotai, visokie, na, sakykim, prikurti, arba žmonės linkę patį faktą arba sumenkinti, arba jį išpūsti, va taip. Arba gali erzinti, va kaip tas karminis mazgas pasireiškia, tai gali erzinti bet koks melas ir tai nutiks kasdien. Nu, tiesiog tu jausi tą melą, nu aš jį jaučiu, pavyzdžiui, nes aš su melo egregore, matyt, aš jaučiu, kaip visą tai, kas yra aplink mane, sukurta tam, kad mane klaidintų. Bet taip tiesa yra tokia, kad visa ta matrica mus klaidina. Bet maža to gali būti ir tame mele dar koks nors didesnis melas arba melai ištisai, kur tau badis akis kasdien. Tu gali susitikti draugę, kuri tau meluos, vaikai meluos, darbe meluos ir tu susipainiosi, nieko nesužinosi. Tai va, tai čia vėlgi, tai reiškia, tai yra indikacija, kad galbūt esi melo tame egregore. Gali būti mokytojai, kurie meluos. Pagrindinis vaistas - nustoti gyventi iliuzijose, nebemeluoti savo. Pirmiausia, nebemeluoti savo, pamatyti gyvenimą faktą. Tai yra, koks yra gyvenimas fakte arba pagal faktą. Tai yra tai, ką tu dabar darai, čia ir dabar. Ir va šitai momente aš prisiminau Bulgakovą. Bulgakovą, jo įžymųjį filmą ir knygą Meistras ir Margarita. Ir ten tokia yra istorija. Atveda Jošuvą pas Pontį Pilotą ir
Pontijus Pilotas įkaltina. Kur tu valkata ten valkėsi per turgus, ką tu jiems tenais aiškinai, kažką tai kalbėjai. Sako, aš tiesą sakiau. Tas Pontijus Pilotas atsistojo, sako, ką tu supranti apie tiesą? Ir tas Jošua atsako, tiesa yra ta, prokuratoriau, kad dabar tau skauda galva ir ją taip skauda, kad tu galvoji apie savižudybę. Tai Jošua, ten Jėzus vaidmuo, Bezrukovas vaidino tobulai tam filme. Tai Pontijus Pilotas įkaltina, kad jisai skelbė kažkokias tiesas, kurios yra melas. Ir po to kaltina, ką tu žinai apie tą melą? Kas yra tiesa? Tai tiesa yra tai, kas yra čia ir dabar. Ką tu jauti, ką tu galvoji, ko tu kvėpuoji, kur tu prisilieti prie stalo. Čia yra tiesa. Vakar tu jau nebeprisimeni, tu prieš minutę nebeprisimeni. Ir jeigu tau kažkas tai paprašys pasakyti, ką tu darai prieš 10 minučių, prieš 15, prieš dieną, prieš parą, tu pamiršęs būsi ir tu norėdamas prisiminti, tikėtina, kad kažką ne taip prisiminsi. Vadinasi, tu meluosi. O jeigu tu pasakysi, aš tą padarysiu, tą, trečią, ketvirtą, o galbūt aplinkybės pasakys ir tau neleis gyvenimas to padaryti. Arba tiesiog nenorėsi to padaryti. Ir tu nepadarysi. Tai vėlgi bus ateityje melas. Tai kas yra tiesa? Tiesa yra čia ir dabar. Čia ir dabar šios akimirkos potyris ir yra tiesa. Paskutinė instancija. Ir tai priklauso nuo tai, koks tavo požiūris į tą, ką tu darai čia ir dabar šiandien. Ir būtent į patį save. Visa kita yra interpretacijos. Ir dar yra tokia ištarmė iš Marijos Evangelijos, atrodo, yra tokia apokryptinė Evangelija, rasta 47 metais Nag Hammadi, Egipte. Ir ten toje papyruse rašoma, nekurkite įstatymų ir taisyklių, kad nebūtume po to jų raide teisiami. Aukso žodžiai. Tada žmonės dar prieš 2000 metų pirmieji krikščionys suprato, kad negalima kurti jokių taisyklių iš to, ką tu matai, nes po to tų taisyklių raide pats būsi teisiamas. Tokia dar ištarmę prisiminiau netyčia. Tai va, ir Maja iliuzija. Dabar perinam prie kito požiūrio kampo. Vėl naujas, tai yra Maja iliuzija pagal rytų supratimą, pagal hinduizmą. Viena iš unikaliausių hinduizmo sąvokų yra Maja, kuri iš tikrųjų naudojama apibūdinti mūsų dabartinę egzistencijos būseną. Kiek mes esame atitolę nuo tos tikrosios prigimties ir kaip giliai įsipainėme į savo troškimų objektus, megzdami troškimų tinklą. Apgaulės aplink mus leidžia mums patogiai pasislėpti nuo tiesos, kas mes esame ar kokie turėtume būti. Tai būsena, kai kiekviena individuali siela laiko save kažkuo kitu, atskirtų nuo visos kūrinijos ir paties Dievo. Tai iš esmės ir yra melo egregoras, kaip mes tą suprantam. Tai yra žmonės linkę į tai, linkę susitapatinti su jausmais, emocijom, mintim, su tais išoriniais atributais, kurie irgi tam tikrą prasme ir tiesiogiai kūrė tuos egregorus arba palaiko buvimą žmogaus tuos egregoruose. Tai kai mes pasižiūrime savo troškimo objektus, peržiūrime, tai mes ir darom tą diagnostiką kvantinę, kad mes matom save iš šalies ir galim savo padėti matydami ir suprasdami. Toliau, kas yra tiesa? Mes visi kenčiame nuo didžiulės iliuzijos, kad tai, ką žinome ir patirime savo požiūris, yra tiesa ir kad mes galime žinoti savo egzistencijos faktus, naudodamėsi savo protu ir pojūčius. O tiesa ta, kad mes negalime atskirti tikrovės savo ribotą sąmonę. Iš tikrųjų mes
jau kelintą kartą kartosiu, mes nepajėgus. Ir pajėgus pažinti tiesą tik tada, kada mes uždarome burną, nurimstame ir sustabdoma mintis. O tada yra tiesa. O kai tik tai praveriame burną ir pradedame kažką kalbėti, tai kuo daugiau kalbam, tuo daugiau krypstame nuo tiesos. Ir aš lygiai tą patį čia darau. Bet vėlgi aš remiuosi šaltiniais, kadangi jeigu kalbėsim nuo savęs, tai bus patirtis, o reikalinga ir patirtis, ir šaltiniai. Negalime teisingai atsakyti į klausimą apie tiesą, nes nežinome atsakymą. Galime duoti atsakymą, kažkokį tai atsakymą, bet toks atsakymas nebus teisingas. Va tą patį kitais žodžiais pasakiau. Tai kitaip tariant, grįžtant, dar užbaigiant šitą skaidrę, viena dingo ir kažkur tai neįsidėjo. Nesvarbu. Tai ką aš noriu rezumuoti, kad rytai lygiai taip pat, hinduizmas, budizmas sako apie tai, kad tiesa žmogaus proto yra nepasiekiama, jeigu jisai tie bando protų priimti. Tai turi būti ir proto, ir sielos, proto ir sielos harmonijos požiūrių tiesa atsirastų. O jinai gali tik tada, kad tu esi pusiausvyroj. Kai tu atmeti viską, kas nereikalinga nuo savęs, su kuo tu esi susitapatinęs ir pradedi jausti savo tą vidinę tuštumą. Aš čia nieko naujo nepasakiau, tiesiog kitais žodžiais apie tą patį. Dabar šitas šaltinis tebūnie jisai šį kursą nepaliestas. Šita knygų apžvalga yra pernai metų pavasario sesijoje ir jeigu bus poreikis, aš įdėsiu į grupę paskaitas apie egregorus ir apie šitą būtent šaltinį iš praeitų metų paskaitų. Tai todėl aš galvoju, kad reikia eiti į priekį ir visą laiką kalbėti apie kažką naujo.